čia tas įdomus turnyras gausi su 3x3. Pradžiai pasiūlė vienas klubas, dėl to 3x3, bet svarbiausia yra, kad gavau pasiūlymą treniruotis. Tas yra, manau, svarbiausia ir kad treniruojamas aukštų lygių ir ne vieni, o visi kartu, tai to ir džiaugiuosi. Dabar aptariant tą komandos sudėtį, po biškį ruošimės, renkamės pažaisti su tuo 3x3 kamuoliu, vis tiek jis yra kitokio dydžio, kitokio svorio. Tai, sakau, reikia to specialaus pasiruošimo ir, aišku, ši savaitė, tai pirma savaitė su Prienais, tai, manau, kuo toliau, to didesnis dėmesį skirsim tam 3x3. Vienas kitą gerai pažįstam, gerai sueinam, ne tik krepšinio aikšteliai, tik ir iš aikštelės ribų esam draugai, tai manau, kad tas duos lengvesnį tą postūmį žaisti ir pajausti vienas kitą. Aišku, sakau, be pasiruošimo nieko nėra. Mes esam vienas kitą žinom, žaidėm porą vasarų, atrodo viskas gerai, bet reikia vėl pajausti, gal kažkas pasikeitė, kažkieno žaidimo stilius, kažkas iš po traumų, gal netokios formos, tai žiūrėsim. Mes tikimės, kad tai bus geriau, tikiuosi ir mus palaiko mūsų kolegos, tai manau viskas bus gerai. Linkėčiau visų pirma žiūrėti, domėtis, nes manau tikrai bus įdomu, daugelis žinomų žmonių pritraukia, tai tiesiog stebėkit ir mėgaukitės krepšinį. Profesionalus darbas. Labai to pasiilgau, vis tiek per tą karantiną nebuvo tų tokių treniruočių visų pirma su kitais žaidėjais, visų antra su profesionaliais treneriais, čia su Luku, su Mantu Šernium, su Marium atliekam gerą darbą, manau. Manau tikrai daug naudingiau negu vienam sportuoti. Svarbiausia įgyti tą sportinę formą optimalią, kad išvengtume traumų, o tuos krepšinio visus elementus dar šlifuosim. Nes kiek žinau, ir kitos komandos pradeda ruoštis, tai žiūrėsim. 3x3 tokia vis tiek specifinė sporto šaka, tai kad jie turi patirties, tai yra super ir tikrai nuo to bus lengviau. Bet visa esmė bus susižaidime. 3x3 neužtenka sujungti kelis gerus žaidėjus, reikia jiem apsišlifuoti, kartu pažaisti ir manau tada tikrai galim kažką pasiekti. Pažadėt galim tai, kad atiduosim visas jėgas ir dabar dirbam, kad įgytume tą gerą sportinę formą.